Šiandien Vilniuje Lietuvos moterų krepšinio rinktinės trenerių štabas pristatė krepšininkės, kurias norėtų matyti pasiruošimo Europos čempionatui Lenkijoje metu. Į gegužės 7-ąją prasidėsiančią stovyklą Palangoje pakviestos Kauno Vičaistės gynėjos Rima Valentin ir Aušra Bimbaitė. Taip pat Sandra Rinkevičienė, Milda Sauliūtė, Kamilė Nacickaitė, Marina Solopova, Mantė Kvedravičiūtė, Lina Glinskaitė, Agnė Bromaitė, Eglė Šulčiūtė, Lina Pikčiūtė, Iveta Šalkauskė, Gintarė Petronytė, Giedrė Paugaitė ir Vaida Sipavičiūtė. Didelių pasirinkimų labai neturime. Reiškia, kas liečia priekinę liniją, tai mes turim tikrai puikias žaidėjas ir sakyčiau, netgi tarp jų yra konkurencija. Reiškia, jinai bus. Na, tom negalim pasigirti, kalbant apie mūsų mažesnės krepšininkės. Gal truputį neramina tas faktas, kad Petronytė mažiau laiko šiemet gauna žaisti, bet jinai treniruojasi stipriam klube ir šalia turi savo pozicijos labai stiprias žaidėjas, tai aš galvoju, kad jinai tikrai nestovi vietoje, o tobulėja. Tikiuosi, kad jinai bus toks jau vienas pagrindinis mūsų ramsčių, pagrindinė vidurio puolėja taps. Pasiruošimo laikotarpiu Lietuvos krepšininkės planuoja sužaisti 7 draugiškas rungtynes su Ukrainos, Suomijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lenkijos komandomis. Tikrai, kaip treneris minėjo, svarbiausia, kad sezono pasiruošimo metu nebūtų tų traumų ir kiek sakykime, įmanoma, mūsų tas kolektyvas bandys prasibrauti kiek galima toliau, bet aš manau, kad praeitais metais mes atranką įrodėm, kad tiksliau žaidėjos mes treneriai, kai laimi, tai žaidėjos laimi, treneriai tik pralaimi. Kad įrodėm, kad galim kautis ir manau, kad Europos čempionate, sakykime, bandysim gėdos nepadaryti. Rinktinės treneriai ir krepšinio federacija vieningai sutarė, kad moterų rinktinė sieks neįmanomo Europos čempionato aukso medalių ir vienintelio kelialapio į Londono olimpinės žaidynės. Jeigu negalvoju užimti pirmą vietą, tai reikėjo pernai neišeiti tą Europos čempionatą. Tai galvoti apie pirmą vietą? Jo, ir galvoti apie sekantį atrankos turnyrą ar ką nors. Siekti reikia neįmanoma. Ir reikia dar kartais turėti svajonės. Jeigu neturi svajonės, irgi nieko nepasieksi. Ir reikia nebijoti svajoti. Norėtųsi, kad patektų į 5 komandą. Ką tas duoda? Į olimpinės žaidynės patenka tik čempionės. Tai yra baisus reikalavimas Europos krepšinį. Ir toliau 2, 3, 4, 5 vietą įgyja žaisti kvalifikaciniam turnyre, kad patekti į Londono olimpinės žaidynės. Europos moterų krepšinio čempionatą Lietuvės pradės birželio 18 dieną rungtynėmis su Turkijos komanda. Gediminas Žigelis, Viktoras Radaivas, Sport 1 Žinios Plius, Vilnius.